Kągi, sveiki gyvi, įsitaisėme čia patogiai ant scenos, bet tikiu, kad diskusija nebūtinai bus patogi ir glostanti palei plauką. Klausimas be abejo labai svarbus, kaip turėtų būti atstovaujami žurnalistai ir jis tokius, kelis vektorius iš karto piešia. Viena vertus, tas turėtų ar ne brėžia kažkokią tai siekiamybę ir tos siekiamybės akivaizdoje, skatina mus įsivertinti tai, su kokiais iššūkiais didžiausiais šiandieną susidurėme. Kita vertus, galime kalbėti ar ne apie tai, kad kaip žurnalistai yra atstovaujami, kai susiduria su tais išoriniais iššūkiais, kai nesuteikiama prieiga prie informacijos, yra manipuliuojama BDR ar kažkokiais kitais ten teisiniais reglamentais. Kita vertus galime kalbėti, kaip mes patys viduje tvarkomės ir čia irgi ar ne turime ir labai konkrečių atvejų, kuriuos ir aptarsime. Yra žurnalistų sąjunga, tada iš jos pasitraukia žurnalistai, kurie įkuria savo žurnalistų profesionalų asociaciją. Tai vėlgi kalba apie tam tikrus iššūkius ir įsivardinimus, kas netenkino ar netenkino tame atstovavime. Tai mes apie visą tai pakalbėsime, tačiau iš pradžių galbūt norėtųsi jums kiekvienam, neprimentant kažkokio vieno tai konkretaus klausimo, ar ne, taip leisti įžanginį pasisakymą ir įsivardinant, tai kokie jūsų nuomonė, jūsų kaip ypatingai profesionalų dirbančių žurnalistikos lauke, ar ne, akimis yra tie iššūkiai, kuriuos mes turime prioritetizuoti ir spręsti. Birutė. Labadiena visiems, girdžiu, kad girdžiuosi. Pagrindiniai iššūkiai, aišku, jų yra daug, bet man atrodo, mes jau kokį trečią Sakodolskio forumą kalbam apie vieną iš iššūkių, kuris nelabai keičiasi, tai yra prieiga prie informacijos, kas dirbantiems žurnalistam yra labai svarbu ir tikriausiai kiekvienas iš jūsų čia sėdinčių, kurie dirba šitą darbą, galėtų įvardinti daugybę, netgi ne vieną istoriją, kaip jie negavo kokios nors informacijos, kartais paaiškinimai būna net absurdiški, kodėl žurnalistam neduodama informacijos, nes tai yra asmens duomenis. Ir ten nuo to, kad tu negali viešinti viešųjų pirkimų laimėjusius verslininkus, iki to, kad ten negali paskelbti, kaip valstybės tarnautojai važiuoja į komandiruotės už mokesčių mokėtojų pinigus, nes tai yra badaras. Taip sakoma, kad tai yra badaras. Tai mano akimis, iš mano darbo praktikos, tai yra klausimas numeris vienas, kurį mes turim kažkaip išspręsti. Nes, ta prasme, jeigu mes išspręsim taip, kaip yra dabar, o dabar man atrodo, kad sprendimo būdas tų svarstyklių tarp asmens duomenų apsaugos ir teisės žinoti viešos informacijos, man atrodo, kad valstybės institucijose tos svarstyklės yra akivaizdžiai nusvirusios į duomenų apsaugos pusę. Jeigu taip liks, tai tas darbas visuomet yra apsunkintas, tampa apsunkintų, ta prasme. Tai man atrodo, kad šitą klausimą reikia spręsti ir nežinau, neseniai grįžau iš tarptautinių tyriamosios žurnalistikos mokymų ir tiesiog žiūrėjau, kaip švedai rodo, pas mus yra teismo bylos, čia gali pasižiūrėti, koks žmogus už ką nuteistas ir aš galvoju, pas mus tik inicialus gali pamatyti, net jeigu politikas yra už kažką nuteistas. Tai mano nuomonė toks yra iššūkis numeris vienas. Aš dar prieš perdodant žodį Ernestui, tada vis tik noris iš karto sureaguoti ir paklausti, kad po to nepamirščiau, ar Birutė pastebėjot, kad trečias čia forumas, mes apie tą patį kalbam, kur yra ta priežastis ar tas kamštis, kodėl ta problema neišsprendžiama, neatsiranda postumio. Labai yra sudėtinga pasakyti. Man atrodo, kad yra susiformavęs tam tikra mąstymo kultūra valstybės institucijų viduje. Ir ją keisti yra labai sunku, nes tai jau yra kažkokia kultūra, ne kažkoks vienas įstatymas, kurį galima būtų pakeisti, bet apskritai požiūrio klausimas. Ir mes jau kurį laiką bandom kažkaip kalbėtis, dabar be žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra išleido šiaip labai geras gaires valstybės institucijom, kur pasakė, kad žiūrėkit, žurnalistai neša atsakomybę už tai, ką jie parašo, parodo ar spausdina. Jūs duokit duomenis visais atvejais, o jeigu žurnalistas paviešins kažką, ko negali,
kur neturėjo viešo intereso tą viešinti. Taigi juk žurnalistas už tai ir atsakys. Nes dažnai, iš tikrųjų, valstybės tarnautojai paprasti, jie neturi tikslo kažko slėpti, bet jie nenori prisimti atsakomybės, nes aš dabar duosiu tos duomenis, po to žurnalistai paviešins, po to ateis pas mane paklaus, kodėl aš tos duomenis daviau. Ir čia yra toks ir baimės kažkoks tai jausmas. Tai va tokie dalykai, kai pačiam valstybiniam sektoriui būtų geriau išaiškinama, kas yra atsakingas ir kaip žurnalistai neša atsakomybę, man atrodo labai padėtų, nes kitaip požiūrį keisti yra labai sunku, nes aš tikrai netikiu, kad visais atvejais paprastas valstybės tarnautojas nori slėpti kažkokią informaciją būtinai nuo žurnalistų, kuri galbūt net nėra kažkokia ten ypatingai skandalinga. Apsidraudimas tam tikrą prasme nedarai ir tada yra sakiau. Ernestai, kaip jums atrodo iššūkiai? Tai ko gero, aš visiškai pritarčiau Birutei, gal tik tai aš plačiau dar nežiūrėčiau visą šitą problemą kaip tokios galios pusiausvyrą, jeigu mūsų demokratinė visuomenė stovi ant 4 ramsčių ar ne 4 valdžių, iš kurių viena yra žiniasklaida, tai dabar žiniasklaida prieš institucijas taip atsiduria neligioje situacijoje, kai institucijos gali turėti visą informaciją ir ją, ta prasme, manipuliuoti arba kaip nori pateikti, ar kažką nuslėpti, ar kažką tai atsirankioti. Tai žiniasklaida, negali taip pat tokiomis pačiomis galiomis tą informaciją analizuoti. Tai čia iš tikrųjų tada ir gaunasi, net jeigu tu ir padarai klaidą kaip žurnalistas ar ne, tai tada gaunasi tu ir po to ta grandinė sukasi toliau, kad tu esi silpnesnio jo pusėje, kai reikia apsiginti, dėl ko tu tą klaidą padarai, ar įrodyti savo tos teiginius. Tai gaunasi tu eini į kalną ir tu turi daug daugiau nuveikti, kad pasiektum tą patį rezultatą. Tai čia toks tik tai papildymas, ko gero. Dainiau? Ačiū už gerą pradžią. Šita tema mano galva bus amžina. Aš paimsiu 2 šalis, kurios turi tokią pat problemą, tai yra Suomija ir Švedija. Tai yra tos, kurios 2 laisviausios paprastai šalis būdavo, tai Suomių kolegų skandalas su Julia Geitu vadinamoju, kai premjerministras nedavė to, ko reikia, bet sugebėjo žinutėmis SMS bombinti žurnalistę, kuri domėjosi jo šeimos reikalais. Ir Švedijoje kolegos viena vertus turi daug gerų formalių dokumentų prieimų, bet, pavyzdžiui, savildos lygmenyje arba kitam lygmenyje atskiri ypač politiniai lyderiai nuolat nenori ko nors duoti, ypač kai tai yra bjauri situacija. Tai nenoriu priminti vieno iš karų, kuris buvo apie kompaniją Ericsson. Čia galiu tik priminti, jų investicijos buvo vieno iš tų šalių, kur buvo kariniai konfliktai ir kai žurnalistai išsiaiškino, kad kompanija užsidirbinėja pinigus režimo ten sąskaitą, žmonių sąskaitą, tai buvo labai sudėtinga tema ir ministras vėliausiai pasitraukė. Tai tema amžina, dėl to atstovavimas turbūt greičiausiai bus reikalingas ne tik žurnalistų, bet ir medijų organizacijų vadovų, tai nes redakcijos irgi turi daugiau pajėgumų. Ir antra tema, kuri prie šito buvo paliesta, tai ar tai yra tik vienintelė tema, tai tikrai ne, nes žurnalistai turi labai skirtingų tikslų ir problemų. Yra sričių, kur žurnalistams žymiai aktualiau negauti informaciją, bet paskleidus jos nesusilaukti kokios nors prastos reakcijos. Ten tie patys slapti ieškiniai ar panašus dalykai, tai net kai tu turi viešus šaltinius, bet jeigu juos sudėlioja atitinkamų būdų, tai dar ne faktas, kad tavęs nekas nors nepaduos į teismą netampys. Ir kas dar turbūt labai svarbu, kad žurnalistika apskritai šiandien, jeigu imsime europinę patirtį, turi vieną didžiausią iššūkių, jog žurnalistikoje dirbti yra sunku tapę. Tai yra keistas galbūt klausimas ir atsakymas, bet man kaip profsąjungos atstovas visą laiką kyla ta pagrindinė mintis, kurią diskutuojame Europoje. Ką daryti, jog didelė dalis žurnalistų šiandieną mato daug sudėtingesnę savo ateitį nei žiniasklaidos priemonės. Žiniasklaidos priemonės persitvarko, jos gali ten prekiauti tokių produktų, kitokių produktų. Kai trūko žurnalistų, pradėjo pranešimai spaudai prekiauti, čia kolegos minėjo, ten užpildo turiniu. Mes turėjom 2 dienraščių liūdną istoriją Lietuvoje, kurie neprisitaikė. Tai yra, mano galva, dar daugiau bėdų. Ir paskutinis pats svarbiausias klausimas, tai ką minėjo Birutė, man atrodo, politinė lyderystė Lietuvoje yra prasta. Politinė turiu menyje politikų, kurie sprendžia, kokios taisyklės bus. Ir ne tik premjeras Skvernelis, kuris tai įrašą ar Birutė atsimena istoriją, bet aš priminsiu vieną iš mano praktikoje bjauriausių bylų, kurią teko inspiruoti, buvo toks ponas Arūnas Valinskas, Seimo pirmininko, jeigu pamenat. Dabar jis yra apžvalgininkas, o buvo Seimo pirmininku. Tai man buvo vienas gėdingiausių Seimo pirmininkų, kuris tik atėjęs, inspiravo ir kartu su kancleriu sukūrė taisyklės, kad žurnalistus kaip maždaug, nepykit, kaip tikrai sarginių šunis varė iš Seimo. Pasakė, čia bus po 3 tik akreditacijas dalinsiu, čia filmuot galėsit, čia negalėsit. Ir mes turėjom bylą inspiruoti. Ta byla, ačiū Dievui, pasiekė teismą, bet ją atsiėmėm dėl to, kad iš tikrųjų pakeitė taisyklės. Kodėl tą sakau?
Tai ką daryti apie valdininkus, kurie tikrai bijo, kaip Birutė sakė, apsisaugodami, jie gal ir duotų, bet, nu, tai gal ten kokia merė, ar Širvintos, ar kur kitur, gali tave atleisti už tai. Tai va čia yra problema ta kultūra ir aš Birutei pritariu, kad su kultūra labai dar čia ilgai reikės mums žurnalistams kažką daryti. Turime Lietuvoje įvairiausių organizacijų, kurios vienyje būrė žurnalistus, ta pati ir jūsų atstovaujamos, yra ir žurnalistų draugija. Dainių, galbūt nuo jūsų čia pradedant tas klausimas, kiek apskritai tos organizacijos, jeigu yra duomenys, kiek jos vienyje, tų žurnalistų, kiek apskritai yra noro ar ne burtis ir ginti savo interesą, ir kiek iš tikrųjų yra tokio, darau savo darbą, ar ne, ir atlieku, uždarau duris ir va to tada nebėra jau tada tos paskatos kažkokios pakovoti, ar ne, ar duomenų tų paviešinimo ar dar dėl kito dalyko. Ar egzistuoja problema, kad įtraukime žurnalistų į sąjungos, draugijas, bendruomenės? Tai atvirai kalbant, aišku, kad egzistuoja, bet čia ne tik žurnalistų. Lietuvoje apskritai įsitraukimas į nevyriausybinės organizacijas, pilietinės organizacijas yra, mano galva, kaip ir partinės, netgi politinės, yra pernelyg mažas. Ir čia yra daug tradicijos matyti, kažkokios keistos, žodis tradicija, galbūt kabutėse pavadinsiu. Pavyzdžiui, aš esu girdėjęs iš kolegų, dar kai tik tai įstojo pats į žurnalistų sąjungą, būdamas studentu, kodėl jie nestoja, sako, aš esu nepriklausomas, aš nepriklausau jokiom sąjungom organizacijom. Ok. Nu, tai toks išdidus, kad tikrai nepriklausomas žurnalistas, nors man atrodė, kad priklausimas bet kokiai žurnalistinė organizacijai, nes kai aš stojau į žurnalistų sąjungą, buvo žurnalistų draugija, buvo nepriklausomų žurnalistų sąjunga ir buvo sporto žurnalistų federacija ir dar kažko. Spaudos fotografų klubas buvo Jono Staselio vadovavimas. Tai tų organizacijų visą laiką buvo įvairių, jos turėjo skirtingus tikslus, bet aš vis tiek pasakysiu, kritiniais atvejais nebuvo niekada. Kritiniais turėjome niekai koks nors įstatymas, ar ten, nežinau, dar kokia didelė problema, visą laiką žurnalistai susivienydavo. Kai Seime buvo tas bandymas išniokti žurnalistus susivienijo, kai kas nors su dokumentais kokiais nors tikrai įstatymų ten būna trint nori, ar ką, dar kažką, ar ten registrų centro neduoti. Nu, tokiais kritiniais dalykais susivienė ir pasakysiu kaip vieną iš pavyzdžių, kur gal jis dar nėra labai geras, bet jisai pakeliui. Tai etikos klausimais vis tiek yra visuomenės informavimo etikos asociacija, ten yra žurnalistų ir leidėjų organizacijos. Gaila, kad ne visos žurnalistų organizacijos. Kolegom šiandieną matysiu sporto žurnalistų federacijos, kolegas druskininkuose paraginsiu, kad sporto žurnalistai irgi vienykitės labiau. Tai yra čia daug niuansų, bet man atrodo, kertiniais klausimais dažniausiai niekada nebuvo Lietuvoje. Kertiniais turiuomenėje. Kitais klausimais, oho, ko tik net esam turėję. Birutė, kokią situaciją jūs matot ir gal praplečiant šiek tiek klausimą, kas yra svarbiausia tam efektyviam ar ne atstovavimui, nes čia aš taip gal irgi užvedžiau, kad tarsi kiekybė, kuo daugiau įsitrauks, tarsi bus geriau, bet kas iš to, kad kartais galbūt ant popieriaus tu daug gali turėti ir narių ir visą kitą. Aš lygiai tą patį norėjau pasakyti, ar mums tikrai reikia, kad žurnalistai visais atžvilgiais būtų vieningi. Nu, tikriausiai to neįmanoma ir to nereikia. Yra labai svarbu ir aš tikrai matau, kad žurnalistam, daugeliu žurnalistų tikrai labai rūpi žiniasklaidos klausimai. Ta pati, ką ir Dainius sakė, kai kyla kažkokie tai konfliktai, kai tikrai yra ribojama visuomenės teisė žinoti, prieiga prie duomenų. Aš niekada nesu mačius atveju, kad kažkas tai iškiltų ir nieks nereaguotų. Dažniausiai visas Facebookas tą dieną mirga vien žurnalistų žinutėm, bet mes galvodami apie organizaciją lygiai taip pat galvojam, kad Facebooko čatukai, kur mes ten susirašom, paburbam arba parašom žinutes, yra viskas gerai, mes turim kažkokią bendruomenę, bet tai nėra oficialu. Nu, ta prasme, Seime tavo Facebooko čatukai niekam nerūpi. Ta prasme, jeigu tu nori turėti balsą, tu turi turėti kažkokią organizaciją, kuri galėtų kalbėti ir kuri galėtų atstovauti. Bet aš patį atstovavimą tai suprantu ne kaip kalbėjimą už kažką. Nu, man labai svarbu, kad, pavyzdžiui, mes irgi, gal šiek tiek galiu papasakot, dabar svarstom susirinkti į susirinkimą, nuspręsti, kas patiems žurnalistam yra svarbu, kokias temas mes galėtume iškelt, ką mes galėtume daryti ir taip toliau. Nes man tai atrodo, kad atstovavimas nėra kalbėjimas už kažką, tai yra kalbėjimas kartu. Tiesiog mes kalbėdami kartu, o ne po vieno tomis temomis, galim kalbėti garsiau ir galim padaryti kažkokį pokytį. Tai man būtent tai yra atstovavimas.
Ernestai, kaip jūs matote tą patį klausimą ir kitas dalykas, va jūs ar ne esat verslo žurnalistų sąjungos atstovas ir va čia irgi galbūt yra toks tam tikra kryptis, kaip veikti ar ne kažkokią tai platų skėtį išskleisti, po kuriuo susivienytų ten ir sporto ir dar kas nors, bet būtent tokios šakinės ar ne, kur jūs labai aiškiai suvokėt savo darbo specifiką ir tada žinot, kokios ten problemos ir tada tas tikslinis labai atstovavimas. Mūsų organizacija prasidėjo kaip bendraminčių klubelis, kurie norėjo užsimti vadinamąją tokią savišvietą, galbūt susitikti su sprendimų priėmėjais, politikais, verslo lyderiais, vadinamoju off the record būdu, tai yra be įrašų, be diktofonų, bet vien tam, kad pasišnekėtume atvirai, kad iš tikrųjų suprastume, kaip ta situacija atrodo už tų užsklandų, kurios galbūt dažnai viešai nematomos ir tai labai padeda darbe. Jeigu pagalvotum, ar vienas žurnalistas tą galėtų padaryti, turbūt galėtų susitikti su kažkokiu verslininku ar politiku ir tai pasikalbėti, bet čia toks, vadinkim, optimizavimas, ar ne, kai galima surinkti ir 14 žmonių, kažkur paimti ir pasikalbėti, kaip kas yra iš tikrųjų. Bet ką kolegos minėjo, tai žurnalistai iš tikrųjų yra patys savęs turbūt geriausi atstovai ir kol kažkas neužsidega labai didelio ir kol neprireikia labai kažkokio didelio indėlio, tai tiesiog visi dirba savo darbus, tas bendruomeniškumas tarsi yra, bet jisai toksai, nelabai gilaus laipsnio, tai net ir mums iš tikrųjų norint susitikti su kažkokiais verslininkais ar kuo, tai labai tenka netgi raginti, kai kada ieškoti ten tų, kad tai ateikit, tai sudalyvaukim. Aš truputėlį dar papildysiu kolegas. Čia tas atstovavimas bendruose klausimuose, tokie, kur rūpi fundamentaliai žurnalistam jų veikloje, yra viena medalio pusė, bet mes, bent jau žurnalistų sąjunga, visą laiką buvo ir profesinė sąjunga ir nekeitėm to statuso. Yra tas tarp mikro lygmuo, nors iš tikrųjų jis nėra mikro, jis yra žmogiškasis lygmuo, kai žmonėm reikia patarimų, konsultacijų tose redakcijose, kur būna, bet kurioje darbovietėje, gali būti kartais didelė redakcija, kartais maža, kur iškyla darbiniai klausimai, sutarčių sąlygos, pokyčiai, tas labai aktualu būna dažniausiai, kai krizės įvairios būna. 90 metai buvo ir šiaip krizės, kai būna, tai esam turėję tiek regionuose, tiek nacionalinė žiniasklaida ir tekę yra ir bylinėtis, ir tekę konsultuoti, ir tekę dėrybas daryti. Tai pasakyčiau, kad tai yra tokia viena nemaloniausių, bet neišvengiamų irgi situacijų, kai reikia spręsti ginčus, kur be teisės jau kitaip nebeišeina. Ir čia turiu pasakyti, kad mūsų žiniasklaidoje mes turim didžiulę gal tokią spragą palyginti su europietiškom šalim, ar Švedai, ar Suomiai, mes labai turim mažai kolektyvinių sutarčių, arba beveik neturim. LRT buvo, kaip visuomeninis transliuotojas tą tradiciją turėjo, kažkada Kauno diena. Mes turim sąjungos su rajonų miestų laikraščių leidėjų asociacija, tokia šakinė kolektyvinė, bet apskritai tokio kalbėjimosi apie sąlygas darbo, tas, kas iš tikrųjų profsąjungom būdinga Lietuvoje, nebuvo niekada labai madingas dalykas. Ir drįsčiau iš savo patirties sakyti, kad dažniausiai dėl pačių žurnalistų, mūsų kolegų kuklumo. Man atrodo, mūsų mokytojai, medikai šiandieną, pareigūnai su savo profesiniam bendruomenėm šiandien žymiai stipresni. Žurnalistai mes esam, kadangi laisva profesija, šiaip jau vis tiek oficialiai, 90% atveju, kai kolegos tiesiog keičia darbo vietą. Jeigu kas nors netinka, jis tiesiog išeina ir ieško, kuriam geriau. Ir daugelis susiranda. O tokiam įmonių lygmenyje labai retas atvejis. 15 minučių galbūt buvo vienu metu čia truputėlį kilę dėl akcininkų pokyčių, dar kažką, bet čia daugiau išimtis negu taisyklė. Ir čia yra toks dar sunkus ateities klausimas, kaip ta mūsų profesija ar visai pabėgs, taps laisva, ar vis dėlto kursis labiau profesinės bendruomenės, nes Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos patirtis rodo ir Graikijos. Ten yra po 3, 4 ir daugiau organizacijų ir jos labai skirtingos nuo asociacijų kaip klubai pagal interesus kažkokius ar verslo ar sporto žurnalistai iki tokių ultraradikalių profsąjunginių socialistų organizacijų. Tai turim Prancūzijoje, taip ypač ir Graikijoje aktyviai, kurie nedeklaruoja. Politiškai mes esam ultrasocialistai. Tai čia dar tokia kita tema, kuri Lietuvoje mažokai nagrinėjama ir jos nemėgsta beje ir darbdaviai. Žiniasklaidos priemonės šitų temų nemėgsta. Gerai, pakalbėkime apie tą situaciją, iš kurios gimė žurnalistų profesionalų asociacija, ar ne? Tai buvo laikas, kada iš Lietuvos žurnalistų sąjungos įstojo ne vienas viešoje erdvėje žinomas žurnalistas ir daug buvo kalbų apie tai, ar ne, kad viena vertus buvo ir kalbama, kad žurnalistų sąjunga tapo žaidėja LRT generalinio direktoriaus rinkimuose, buvo kalbama apie sprendimų priėmimą, kad tarsi nebuvo galbūt
tariamasi, kalbamasi, kad kažkur ar ne buvo viršūnėlėse tas sprendimas priimtas. Buvo taip pat kalbų, kad galbūt nėra atstovaujami pakankamai tie dirbantys žurnalistai ir praktikai. Tai Birute, nuo jūsų pradedant, ar ne, kas netenkino žurnalistų sąjungos būtent tame atstovavime, ką jūs matėte ir kas paskatina jūs, ar ne, kurti savoje asociaciją? Aš kalbėsiu gal už save, už kitus, kurie pasitraukė, nekalbėsiu. Mano nuomonė, tiesiog, kai profesinė organizacija paskelbė tokį pareiškimą prieš pat vieną svarbiausių Lietuvoje vadovo rinkimus, tai yra dalyvavimas politikoje. Vienoks ar kitoks. O žurnalistai politikoje dalyvauti neturėtų pagal jau visas etikos, visus standartus ir čia yra tokia basic taisyklė. Tai ką aš mačiau, aš nenorėjau su to asocijuotis. Mes kurdami, bent jau kalbėdami apie žurnalistų profesionalų asociaciją, negalvojom, kad mes dabar čia sukursim konkurentą žurnalistų sąjungai. Mums nebuvo tas svarbu. Tiesą sakant, žmonių skaičius, kuris parašė mums laiškus ir norėjo prisijungti, mane tai žiauriai nudžiugino, nes mes kalbėjom, tai jeigu 3 žmonės prisijungs, irgi bus gerai, nes turėsim kažkokią vis tiek organizaciją, nes tiesiog mes turėjom su Rita, Indre, Jūrate, tokį bendrą čatuką, kur mes kartais dirbam skirtingose žiniasklaidos priemonėse ir kartais, kai iškyla kažkokia problema, susirašom, ką daryti, arba žiūrėkit, vėl kažkokių duomenų neduoda, kaip reaguoti. Ir ta žurnalistų profesionalų asociacija ir kilo iš to čatuko, mes net nepagalvojom, kad gal čia reikėtų kažką tiesiog įtraukti, mes pagalvojom, jeigu žmonės norės, jie prisijungs, bet jeigu prisijungs 3 žmonės, bus gerai, jeigu prisijungs 30 žmonių, bus irgi super gerai, nes dabar mes turime apie 30 žmonių. Tai mūsų tikslas buvo, kad mes dažnai, tiek Indrė, tiek Rita, tiek aš, atstovaudavom Seime, pavyzdžiui, kai kildavo kažkokie tokie klausimai, kai reikėjo turėjom diskusijas dėl registrų centro, dėl viešo asmens ir taip toliau. Ir mes negalim tik tai Facebooko čatukose tą daryti, nes tada mes neturėsim jokios galios pasakyti savo nuomonės, kažkaip tai išreikšti pasiūlymus dėl tų pačių įstatymų projektų, dėl to pačio badaro, įsijungti, kai kyla kažkokia krizė ir taip toliau. Tai mes galvom, kad sukursim organizaciją, kuri turės oficialų balsą ir galės įsijungti kilus krizėms. Dabar, tiesą sakant, pamačius susidomėjimą žurnalistų, man atrodo, kad mes galim padaryti dar daugiau. Tai kiek jūs 3+ turit dar? Turim 27 narius dabar. Tai ir visi jie yra dirbantys žurnalistai, dauguma iš jų yra gerai žinomi žurnalistai, tai tas tikrai mane džiugina ir man atrodo, kad su tokiu skaičium tu jau gali pats kelti problemas, kelti temas, ne tik reaguoti į krizes ir taip toliau. Dainiau, kaip jūs pakomentuotumėt visą šią situaciją ir galbūt jos pamokas, išvadas? Jeigu trumpai pakomentuoti, sudėtinga bus, bet pabandysiu sudėlioti keletą akcentų. Istorija darbo ginčo, kuris buvo kilęs, nėra pirma mūsų organizacijoje, bet nėra dažna. Laiko prasme, čia jau vertinimus atmetus, iš tikrųjų sutapo su tais įvykiais, kurie vyko toje darbovietėje tuo metu. Ir žurnalistų sąjungos valdyboje, kai mes ginam kolegas, kurie kreipiasi į mus tam tikrų metų, mes laiko neskirstom, čia geras ar patogus laikas. Pavyzdžiui, kolega Virgis Saukynas, kai kreipėsi irgi, buvo. Mes turėjom istoriją, galiu priminti, irgi sudėtingą, tuo metu irgi panašią labai istoriją, tiesiog priminsiu, ko nebaigėsi, Jolanta Butkevičinė kažkada kolegiai buvo atleista iš TV3. Sena istorija, mes su Seimu tada kaip tik bilinėjomės dėl pono Arūno Valinsko ir ten buvo skirtinga pozicija redakcijos ir kitų, ir mūsų, kadangi gynėm, tai ta istorija baigėsi teisminė sėkmė, sąlyginai, sakykime, bet bendruomenė mes turėjom irgi skirtingų nuomonių. Pavyzdžiui, kai kurie kolegos sakė, ar reikia ginti Jolantą Butkevičienę ar ne, nes jo žurnalistika irgi nelabai ten tokia ar kitokia. Tai aš gerbiu visas pozicijas, man sąjunga yra tekę tai matyti nuo pat atėjimų kaip nariui 97 metais, nes tikrai kolegos turi įvairius požiūrius ne tik į profsąjunginę teisinę, bet ir į visą kitą veiklą.
pavyzdžiui, kaip organizuojamas darbas, ar valdyba atstovauja teisingai ar neteisingai, ar viduje reikėtų daugiau tarybos narių. Na, aš čia turbūt iš savo praktikos pasakysiu. Tai už tai šitą istoriją, man atrodo, pamokė dar vieną dalyką, kad nėra niekada lengvo ginčo, kai kyla teisminis ir ypač teisinis ginčas tarp organizacijų ir žmonių, kurie visi susijęs su žurnalistika. Tai va, čia yra sudėtinga tema, iš mano pusės ir iš valdybos pusės aš galiu patikinti, nors aš sudėtingai, manau, galiu įrodyti kažkaip, kad LRT konkursas niekaip nebuvo susijęs to kreipimusi, nes jeigu būčiau džiaugiasis, kad tas įvykis būtų buvęs, turiu menyje nekreipimas, o istorija, dėl kurios tuo metu kilo ginčas, prieš metus arba po 5 metų, o dar geriau būtų... Bet jinai buvo prieš 3 mėnesius. Ne, prieš 3 mėnesius, aš galiu tą papasakoti tada trumpai. Į sąjungą kreipėsi kolegė, kuri jautėsi, kad jos teisės pažeistos tik tai vasario mėnesio gale, nes tik tada gavo medžiagą, kuri reikalinga. Dėl įvykių, kurie vyko gruodį. Apie įvykių žmogus neturėjo medžiagos. Tai va, aš, jeigu dabar jau apie tą įvykį nagrinėjom, tai aš taip galėčiau lys, bet medžiaga, kuri buvo, jinai atėjo tik tai vasario pabaigoje ir kolegos per savaitę sureagavo, bet čia yra tema dabar, na, jinai užsibaigs, aš tikiuosi, tą istoriją labai greitai, greičiau negu konkursai kažkokie įvykti gyvenime, nes man atrodo, ko nereikėtų daryti irgi mūsų bendruomenė, čia jau pasakysiu savo tikrai asmeninę nuomonę. Jeigu kažkas iš mūsų kolegų turi savo gyvenime įvairius etapus, rinkimai kažkur, nežinau, Žurnalistų sąjungos pirmininką renka, LRT direktorių kažką, ir tuo metu kyla ginčai, kuriame dalyvauja tie žmonės, ar aš dalyvaučiau ar kiti, tai iš savo varpinės gali matyti, kad čia yra sąmokslo teorija. Bet aš sąmokslo teorijų pats nesu mėgėjęs kurti ir labai norėčiau, kad apskritai visi kalbėtume tada esmę, tai yra dėl ko kilo ginčas, o ne kada buvo paviešinta kas nors. Bet tada dar vienas atsiranda dalykas, ar ne, kas buvo irgi, aš tiesiog, susirinkau visą medžiagą, nes nedalyvavau, ar ne, buvo kalbama, kad, sprendimas vėlgi priimtas, nežinant daliai, ar ne, to nagrinėjimo klausimo. Kaip šitą? Oi, kaip geras klausimas. Tai šito labai laukiau. Galvojau, kad kolegos, kurie dalyvauja organizacijoje, profsąjunginė organizacijoje, žino, kaip veikia profsąjunga. Pirmiausiai, jos yra įstatai ir gynyba narių paprastai dažniausiai vyksta labai paprastu būdu. Narys skambina pirmininkui arba teisininkui advokatam, priklausomai situacijos, kartais ir tuos ir kitus. Beje, Birutė yra dalyvavusi sąlyginai vienam atveju, kai su vyriausybė bylinėjomės. Tai ne viskas, tarp kitko, šiandieną turbūt žinoma ir atskleista, kokiu būdu bendravom, pavyzdžiui, mes su advokatai, su Birutė, kai vyko ginčas su vyriausybė dėl trynimo įrašų. Nes mes turim ir taktiką, ir strategiją, gindami ir teisę savo narių. Buvo ir sąjungos nariai, bet buvo ir nesąjungos nariai tame ginčą. Sąjungos buvo kitoks vaidmuo, tai šitą istoriją dėl ko galiu papasakoti trumpai. Nuo kreipimos, iškart kai gavom kreipimąsi, kitą dieną buvo išsiųsta valdybos nariam, nes atvejis buvo unikalus, mes tokios neturėjom situacijos, pabrėžiu. Teisiškai dar nebuvo aišku, kaip jie yra įvertinti, tai valdyba gavo medžiagą, per savaitę susipažino, medžiagą visą, kokią tuo metu turėjom ir priėmė sprendimą, kad reikia teisiškai ginti ir kreiptis pagal tokį vertinimą. Ir viskas, tada prasidėjo teisinis ginčas. Vėlgi, sakau, iš praktikos būčiau mielai galvojęs, kad galėjo galbūt išsispręsti per tas keletą mėnesių kaip nors kitaip, bet atkreipsiu dėmesį, kad ir šitą situaciją, kaip ir vyriausybės įrašų ir kitų, kur mes turėjom, jos visos užgimdavo iš konflikto, kuris atsirasdavo tarp žmonių, pabrėžiu, tarp žmonių, o teisiniai dalykai, jeigu jūs atverstumėt visus dokumentus ir šitoje istorijoje, pamatytumėt, jie yra arba prieštaringi, arba kaip minimum gali būti vertinami ir taip ir kitaip. Ir va čia kaip tik atkreipsiu dėmesį dėl to vertinimo. Valdyba Žurnalistų sąjungos, kaip ir pirmininkas, niekada su visais ten beveik 500 narių nederina ir neturi teisės derinti, ar kolega, kuris kreipėsi, ginti ar neginti. Iš karto įsijungia mechanizmas, ar jis Jonas, ar Petras, ar Marytė, kuris bedirbtų profsąjungą, privalo ginti. Ir čia kas svarbu, ir galbūt Birutė atkreipė dėmesį, aš pats būčiau turėjęs išeiti iš Žurnalistų sąjungos pirmininko pareigų, iš karto prisipažinsiu, jeigu būčiau nutempęs arba pasakęs, žiūrėkit, dabar čia vyksta LRT direktorius, kaip pavyzdys, situacija, renkamas LRT direktorius, gal pakentėkim ir kokį mėnesį, 2 tam žmogui ir teisiškai nieko nedarom. Tai aš pats tokį pirmininką atleiščiau. Ir jeigu jūs paklaustumėte, ir aš Birutė galiu irgi sakyti, ar mes čia turėjom dar tą laiką ilgą, man tai buvo viena sunkiausių savaitės, paskui mėnesį, pavyzdžiui, suprasti, kas atsitinka su tokia situacija. Tarkim, per tą laiką aš pajutau, pavyzdžiui, kas yra atmetimo kultūra. LRT eterį mane dažnai dėl ko nors kalbindavo gyvenime, nuo to laiko niekada nekalbino. LRT jokia laida niekada, bet aš nesiskundžiu. Vieną kartą viena kolegija ar kolega skambino, norėjom daryti laidą, jie norėjo daryti laidą, bet ta laida neįvyko, bala nematė. Ir aš kodėl tą atvejį miniu? Man tai buvo vienas skaudžiausių atvejų, kai aš supratau, kad ginčas
kilęs tarp dirbančio žmogaus kokio nors organizacijoje, persikėlė į iš tikrųjų asmeninius, moralinius, politinius ir kitokius vertinimus, kuriuo aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Įsivaizduokit, sėdint, būnant pirmininku, 12 kolegų valdyboje, jie mato vienodai, viską nusprendžiam, bet dalis narių mato kitaip. Ir aš, pavyzdžiui, iš tos situacijos, ką gavau pamoką, aš jos nebuvau išmokęs, kai mes turėjome istoriją su Šarūnu Černiausko kolega. Šarūną Černiauską mes turėjom sąjungos nariu. Jeigu pamenat, buvo istorija, dėl kurios Šarūnas buvo nulinčiuotas viešo erdvėje, iš jo atėmė net valstybinį apdovanojimą. Mes viduje turėjome etikos komisijos svarstymą. Komisija rekomendavo dėl tos istorijos šalinti kolegą. Valdyboje turėjom balsavimą. Balsavom ir pusė kolegų manė, kad reikia pašalinti narį iš profsąjungos, pusė, kad ne. Aš buvau tas, kuris nulėmė, nes pirmininko balsas nulėmė, kad palikti kolegą Šarūną, sakant, kad didelė klaida padaryta, bet atimti šio teisę į profesiją būtų pernelyg daug. Ta istorija mane pamokino, kad gal reikėjo kaip nors kitaip iškomunikuoti. Tai liko Šarūnas ir aš džiaugiuosi, kad po to įkūrė savo organizaciją, veikė sėkmingai. Galbūt mainstreamas būtų man tada buvęs geresnis pašalinti Šarūną, bet aš to nedariau ir dabar nedarysiu. Tai kodėl tą temą norėjau užbaigti, kad kai užsibaigė istorijos teisinės ir teisminės, dažniausiai kolegom būna neįdomu dėl to, kad nueina emocijos, kurios buvo tuo metu kilę. O tai, kad nauja organizacija atsirado, tai man iš tikrųjų buvo sunkus dalykas, nes 5 kolegos išėjo, 14 atėjo, aš parašiau Facebook'e tokį komentarą, kad viduje širdis draskus. Bet ką aš galiu padaryti? Aš trumpai norėčiau atsakyti, tai jeigu čia kalbama apie asmeninius dalykus, tai asmeniškai aš nieko nejaučiu Jolantai Mažyliai ir man tai nebuvo svarbu. Man buvo svarbu, kaip sąjunga reagavo. Ir, aš tiesiog nenorėjau sieti su tokia organizacija, bet, Dainiau, kad jau minėjai įrašo bylą, kurią mes galiausiai laimėjom, tai kuo baigėsi šitą istoriją? Jūs sakėt, kad tai buvo mobbingas. Ar mobbingas buvo patvirtintas nors vienos oficialios institucijos? Jo, tai kaip istorija baigėsi, aš manau, kad ir tikiu, kad greičiausiai bus irgi vieša informacija, bet atkreipsiu dėmesį, kad tai yra ginčas, kuris dabar vyko per šitą laikotarpį, jisai teisinis. Ir mane kaip profsąjungos pirmininką dėl visų detalių atskleidimo saisto 2 dalykai. Pirma, kad atstovaujantį advokatų kontora ir jos klientė, šiuo atveju Jolanta Mažylė, dirba individualiai su ginčo objektu, gal vadinkim, nenoriu detalizuoti kokiu, bet sprendimas, kai jis tik bus, jis bus paviešintas galutinis bet kuriuo atveju, bet aš pasakysiu tarpinį rezultatą. Jis teisme yra? Tai aš negaliu už juos atsakyti, jis yra, darbo ginčų komisijoje buvo šiam momentui, iki šios dienos yra. Tik aš atsakysiu, kas buvo per tą laiką padaryta. Tai 2 dalykai, kurie labai geri ir čia galiu turbūt pasidžiaugti, kad iš blogų dalykų būna 2 geri dalykai dažniausiai, kartais ir 3. Pirma, aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Vilniaus universitete atsirado tvarkos, taisyklės ir tikrai labai daug gerų dalykų, kurie skirti išvengti situacijų arba jeigu atsiranda situacijos, reaguoti greitai dėl kokių nors ten darbo ginčų, kurie kyla iš, vadinkim, psichologinio diskomforto arba smurto. Tai Vilniaus universitetas turbūt padaręs, nežinau, ar kiti universitetai turi daugybę darbų ir tai labai džiugu. Ir antra istorija, kuri man atrodo labai svarbi, tai darbo ginčų komisijoje, darbo inspekcijoje, kada šis atvejis buvo nagrinėjamas, man atrodo, darbo inspekcija kažkiek ir universitetui, ir netgi mums kaip sąjungai padėjo chronologiją, matydami ginčo, kuris buvo kilęs, įvardino įvairius etapus, kur kas buvo padaryta, kas nebuvo padaryta ir atskleidė vieną labai svarbų dalyką, kad reaguoti į tą situaciją taip, kaip galbūt galima būtų idealiu atveju, veikiant normaliai ir įstatymų vidaus tvarkom, nebuvo sureaguota, bet aš nenoriu nieko kaltinti, kas nesureagavo tinkamai. Čia aš nenoriu dalysti tas detalės, bet jos iš tikrųjų greičiausiai, kai bus viešas, aiškus pabaigos sprendimas, man atrodo, išaiškės kažkokie dalykai, kurie labai svarbus tom šalim, kurios dalyvavo ginče, bet dar labiau svarbu atsiminti, kad kartais taip nutinka ir mes profsąjungai tą esam patyrę, kad ginčas būna inspiruojamas arba atsiranda ne dėl tų žmonių, kurie vėliau dėl jo ginčiasi. Tai nenoriu apie šitą istoriją taip pat sakyti, bet jinai turi daug požymių, kad ten nebuvo Jolantos Mažylės universiteto ginčas tiesiogiai.
Ta prasme, jeigu kas istoriją žinote, ne Jolanta Mažylės universiteto susipyko, tikrai ten buvo ginčas visai dėl kitų dalykų susijusių su vieša veikla, pasisakymais už universiteto ribų. Ir va, tai, man atrodo, buvo, man bent jau asmeniškai skaudžiausia, nes aš pamačiau, kad atsirado vertinimai, kas kur ėjo, kas ką šnekėjo, kas su kuo kalbėjo. Dėl laidos, dėl to, kad Jolanta Mažylė apsilankė OpTV laidoje. Tai va, aš išgirdau, kad tiksliau pakalbėti. Pagaliau mes sužinom, kad ginčas buvo dėl to, kad kaip mes vertiname, kad vienas žmogus, šiuo atveju Jolanta Mažylė, nuėjo į OpTV. Aš, pavyzdžiui, manau asmeniškai, kad visi žurnalistai ir dėstytojai Lietuvoje turi teisę nueiti į daugybę vietų ir bendrauti su daugybė žmonių. Čia mano asmeninė pozicija, aš tą visą deklaravau. Pas Henriką daktarą turi teisę nueiti, nežinau, pas premjerą, pas daugybę žmonių ir į daugybę erdvių, bet mes turim ir mūsų organizacijų skirtingų pozicijų. Ir va čia turbūt įvyko didysis ginčas, kad kolegų ir mano, kurie, kad nereikėtų eiti dalyvauti, bet aš manau, kad tai ne profsąjunginis ir nedarbo ginčas. Čia yra moraliniai svertai, nes mes turim, pavyzdžiui, žurnalistų sąjungoje, nepatikėsite, turim įvairiausių seksualinių orientacijų, tautybių, religijų, politinių pažiūrų, tikrai turim kolegų visokiausių. Ir kartais viduje kyla ginčai, pavyzdžiui, kaip reaguoti į LGBT ir šeimos maršų, pavyzdžiui, renginius. Palaikyti ar prieš? Mes esam turėję diskusijų, bet mes esam deklaravę, kad mes nesame politinė organizacija su agenda, o aktyvizme dalyvavom tik tokiam, kuris skirtas iš esmės arba demokratiniam procesam inkorporė, bet nesusijęs su konkrečia organizacija. Nors viduje yra visokių nuomonių. Bet čia klausimas juk yra irgi, ar ne, ta prasme paklausti dėl, ar dera lankytis, sakykime, žiniasklaidos, kuri yra traktuojama kaip neetiška. Universiteto profesoriai, kurie dar dėsto studentam. Gerą temą užėdė, tai gerai. Aš mačiau kelis profesorius, aš beje tos televizijos laidų nežiūrėjau iki tol. Mačiau ir Raimondą Kuodį, ir daugiau žmonių, man atrodo, Beros Lazutką, dar kitus žmonės. Viena vertus, kita vertus, aš esu pats dirbęs leidinėje Respublika ir esu išėjęs dėl to, kad šitas leidinys, mano galva, pasielgė neetiškai su mano straipsniais ir publikacijom, bet tu buvo labai prestižinis leidinys. Kai tą leidinį aš pakritikavau, iš Wikileaks paėmęs medžiagą, gavau milijono ieškinį. Ir labai gerai atsimenu, kaip reagavo dalis bendruomenės kolegų. Dalis, pavyzdžiui, palaikė labai, net finansiškai palaikė, o dalis sako, kodėl tu varai ant žiniasklaidos, ant leidinio, ant žurnalistikos mūsų, kuri ten Vitas Lingys žuvęs ir taip toliau. Pats dirbai tenai, sako man. Nu taip, dirbau, bet žiūrėkit, yra problema. Ir aš nedrįščiau sakyti, kad praėjus metam 2-3 ir šita istorija, šita situacija neturės kokių nors ir kitokių vertinimų. Aš prisėmu visą atsakomybę, jeigu mūsų bendruomenė pasakys, kad Dainiau nereikėjo iš viso ginti žmogaus darbo ginčia dėl to, kad tave, pavyzdžiui, nuėjus kažkur tavo darbovietėje kas nors nutarė, kad reikia persikot, galbūt išmest. Aš šitoje vietoje esu vis dėlto radikalus, liberalas. Aš leidžiu pats savo viduje galvoti, kad visi žurnalistai turi teisę eiti ten, kurie nori. Nueiti ir kalbėti. Jeigu kalbomis pažeidėti, kitas klausimas. Jolantos Mažylės atveju konkrečiai, ne viena organizacija, ne institucija, taip pat, kiek žinau, berods ir Vilniaus universiteto etikos procedūrų komisija, nepripažino, kad netiškai kažką šnekėjo. Birutė, sureaguojam gerai ir tada, Ernestai, irgi, jeigu norėsit, galėsit sureaguoti ir tada keliausim, nes klausimų irgi yra daug dar. Aš labai trumpai gal dar vieną dalyką pasakysiu. Teisiniai ginčiai, kurie vyksta, gerai, kad jie vyksta, baigsis teisiniai ginčiai, paskelbsit rezultatą, bet žurnalistų sąjunga paskelbė, kad prieš Jolantą Mažylę buvo vykdomas mobbingas, taškas. Ten nebuvo interpretacijų, nebuvo, kad mes kreipsimės ir išsiaiškinsim, ar toks, palauk šiek tiek, ar mobbingas buvo vykdomas. Ten buvo antraštė, kad taip buvo mobbingas. Ir man dar šiek tiek yra skaudu, kadangi man pačiai yra tekę nagrinėti mobbingo temą, pavyzdžiui, ligoninėse, kur tikrai medikai dirba tokioj dėdovščinos kultūroje ir, yra žmonių, kurie dėl to net nusižudė. Ir kaip jie turėtų jaustis, skaitydami tokį pranešimą, kad kažkoks viešas pasisakymas yra mobbingas. Man atrodo, kad tai yra plačiau pažiūrėjus pačio mobbingo, kuris tikrai yra labai skaudi sąvoka, diskreditavimas. Aš trumpai pasakysiu, mūsų pozicija, jinai nepasikeitė, jinai tokia buvo mūsų pozicija, kad buvo mobbingas. Jeigu atvirai kalbėti, tada aš tik Birutę paklausiu, ar tu visą medžiagą žinai ir pačio žmogaus savijautą žinai, kokia tuo metu buvo, tame tarpe socialiniuose tinkluose užgimusi ir tame tarpe, jeigu taip atvirai kalbant, tai buvo ginčas tarp vieno konkretaus žmogaus inspiravusio, taip sakant, procesus. Tai aš nenoriu lysti detalės dabar, bet... Bet mobbingas yra ne apie savijautą. Mobbingas yra kitoks apibrėžimas. Apie savijautą, kai būna tam tikra veikla, bet čia jau galima ginčytis, jeigu manom, kad buvo taip. Ernestai. Aš čia per vidurį esu, tai turbūt turėčiau vidurinę kažkokią poziciją atrasti.
Gal kažkiek ir vidurinė, iš vienos pusės tarsi atrodo suprantam ar ne, kad profesinė sąjunga gina profesiškai žmogų, kuris galbūt ten kažkokių profesinių pažeidimų jaučiasi patyręs. Nu, iš kitos pusės tai nepykit, bet man tuo metu atrodė, kad tai ne mėnesių klausimas, o visiškai dienų klausimas ir toks buvo bent jau supratimas mano, kad iš tikrųjų sąjunga atsistojo kažkokią poziciją būtent politinėje arenoje. Tai čia toks dalykas, nežinau, galbūt kaip sąjungos vadovas vis tiek turėtų vertinti, kokią tą žinutę gali turėti poveikį ir atitinkamai, peržiūrėti jos turinį ar kažkaip paderinti tą laiką, ar ne, jeigu tenais galima tą dieną ar kitą. Tada iš kitos pusės, ar aš bėgčiau tada ir kurčiau kitą asociaciją, tarkim, jeigu būčiau narys ar ne sąjungos, tai gal ir taip, gal ir ne iš kitos pusės, bet aš kelčiau turbūt vadovo atsakomybės klausimą, jeigu man turbūt ta pozicija, tarkime, tikrai netenkina. Tegul visi nariai tada tikrai paima ir pasisako, kaip ir ką galvoja. Tai iš kitos, matau čia labai gerą demokratinį procesą, kad iš tikrųjų aktyvūs nariai, kurie nori savo pozicijas atstovauti kitaip, tiesiog paėmė ir susikūrė savo asociaciją ir jinai dabar puikiai veikia, tikiuosi, ir veiks. Iš kitos pusės, labai noris tikėtis, kad galbūt tas randas kažkiek sveikatos įneš ir į sąjungą. Dėkui, gerai, dabar manau, kad ir metas atverti jum platformą, nes čia diskusija verda ir galbūt, kadangi čia vis tiek dauguma žurnalistai, kurie irgi... Taip, jūsų klausimas. Ne žurnalistas, bet pabandysiu vis tiek. Man įdomu buvo irgi, minėjo verslo asociacijos vadovas, kad ar kurtų ar nekurtų tiek organizacija kita, jeigu būtų narys. Tai diskusijai nuskambėjo tokių citatų, kad kalbėjimas kartu, bet ne po vieną yra svarbu, žurnalistai yra patys geriausi, savęs atstovai. Žurnalistų sąjungos pirmininkas paminėjo, kad sunku buvo, kad atsirado nauja organizacija. Tai man būtų įdomu, ar čia jūsų nuomonė, ar reikia, nereikia Lietuvoje tiek skirtingų žurnalistų sąjungų, asociacijų. Galbūt užtektų, kaip ir buvo paminėta, kad jeigu kažkur kyla kažkoks nesutarimas ar kažkas, kad kelti galbūt ir vadovo klausimą, spręsti ir žiūrėti. Ir galbūt užtektų tuomet kelių organizacijų, kurios tikrai susivienyje, kokybiškai atstovautų žurnalistus, pačią profesiją ir susivienyje spręstų klausimus ir keltų kažkokius pokyčius. Aš labai trumpai, man atrodo, kad Lietuvoje ir nėra labai daug, ir iki šiol nebuvo labai daug žurnalistus atstovaujančių arba žurnalistų susivienijimų, kur žurnalistai galėtų susivienyti ir kažkokį bendrą tikslą pasiekti, kažkokias problemas išryškinti ir taip toliau. Tai aš nematau problemos, kad yra ne viena asociacija arba ne viena organizacija, man atrodo, kad tai kaip tik prideda šiaip tai jau nuomonių įvairovės ir mes praėjom jau tos laikus, kai buvo viena partija, viena tiesa ir taip toliau. Aš irgi pritarčiau šiaip, aišku, kai pagalvoju, galbūt norėtųsi tos tokios vienos organizacijos viskam, ar ne, kai kažkokius teisinius dalykus reikia ginti, kai kažkokius tikrai bendrus dalykus, bet iš kitos pusės, o kodėl neturėti kitų organizacijų, kurios jungia kažkokius labai siaurus žmonės, tarkime, verslo žurnalistus, ar ne, jiem galbūt neįdomu, ką veikia sporto žurnalistai, arba neįdomu, ką ten orų žurnalistai veikia. Tai mes turim savo siaurą interesą, savo siaurą poreikį, kurį realizuojam per savo asociaciją. Aišku, jeigu tai pagalvotum, kad jeigu opozicinė partija Seime ar ne tiesiog sugalvotų savo parlamentą įsikurti, tai turbūt atrodytų keistoka, nors istorijoje taip ir būdavo, ko gero, iki tol, kol jau nusistovėjo dabartinė parlamentinė sistema. Tai norėtųsi kažkokia vizija ateity, kad būtų, kad iš tikrųjų viena asociacija, kuri tokius dalykinius reikalus tvarko, bet o visokių būrelių, idėjinių dalykų, tai kodėlgi ne, kuo daugiau, tuo geriau tik tai. Aš pritarsiu Birutė, bet tik paminėsiu analogiją. Lietuvoje yra profesinių sąjungų centrai bent keli. Ta prasme, net, pavyzdžiui, mes priklausom Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kur yra daugybė profsąjungų ir net LRT profsąjunga žurnalistų, ne žurnalistų, bendra LRT profsąjunga yra kaip atskira profsąjunga LPSK, bet dar yra solidarumas. Tai prasme, čia yra 2 Lietuviai, 3 partijos, gerąją prasme, aš kalbu čia gerąją, tikrai be jokio patoso. Man nėra trukdis, bet aš pritariu kolegom, kad kritiniais atvejais turim turėti platformas. Šiandieną turim vieną. Tai yra Visuomenės informavimo etikos asociacija. Ten yra, pavyzdžiui, jūs
paklausėte apie žurnalistus, bet, pavyzdžiui, apie leidėjus žiniasklaidos, kur yra atskirai regionų, vietinė miestų rajonų spauda, miestų rajonų, realiai regionų radio asociacija, televizijos asociacija, interneto žiniasklaidos, po to nacionalinė spauda, po to radio televizijos asociacija, žurnalistų draugija kolegų. Ką žinau, gal ir galėtų būti kažkaip kitaip, bet aš žinokit pasakysiu, ką aš mėgstu dažnai kartot. Vilnius ir Kaunas skiriasi ir merus tegul renkasi savo kiekvienas atskirai, negu vieną merą visiems. Tai čia kažkaip panašiai ir apie žurnalistiką. Dėkui. Dar klausimų? Prašom čia. Ačiū labai. Aš dar grįžti norėčiau prie tos situacijos dėl Jolantos Mažylės ir turėčiau klausimą ir Dainiui, ir kitiems galbūt buvo ta mintis išsakyta, kad koks skirtumas, ar ne, kur tie žmonės, žurnalistai eina, į kokias laidas, kur dalyvauja. Aš pati gerai žinau tą situaciją, pakankamai ją domėjausi ir pirmiausia apie ją išgirdau iš studentų. Šitam aptarime, kas nebuvo paminėta, tai labai svarbi dalis tos istorijos, tai yra žmonės jauni, kurie studijuoja žurnalistiką. Ir kaip mes žinom, paskui buvo ir viešas kreipimasis 96 net studentų, kurie buvo reiškia nepasitenkinimą studijų kokybę ir panašiai ir kitus dalykus. Ir aš bandyčiau taip suprasti, ar aš norėčiau kaip studentė, tarkim, yra žmonės, kurie mano, kad galima visur eiti, jokio skirtumo tarp etiškos, neetiškos žiniasklaidos, demokratija yra viskas, su visais galima kalbėtis. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, laikausi principo, kad man nepriimtina ir aš aiškiai skiriu, kas yra etiška žiniasklaida ir kas yra neetiška žiniasklaida, ar ne? Aš noriu tą skirtumą jo pati laikytis ir man ateina dėstytoja ir dėsto dalykus, o aš ją matau ten, kur aš pati niekada neįčiau. Ar iš tikrųjų tai nėra problema ir ar taip galima atrinti tas ribas? Ačiū labai. Čia, kaip suprantu, jums visiems. Aš tai trumpai atsakysiu. Aš paskau savo poziciją asmeninę, kokia yra kitų įstaigų organizacijų pozicija, čia yra skirtinga, ką galvoja vyriausybė, universitetai ir taip toliau. Aš Jūratę tik suprantu ir aš pritarčiau jos nuomonė, kad aš pats irgi asmeniškai turiu vidinius įsitikinimus, kas yra etiška ir neetiška žiniasklaida, bet yra formalūs sprendimai, kas yra etiška ir neetiška žiniasklaida. Tai aš šitą daiktą tikrai pats viduje ne tik įsidėjęs, bet mes puoselėm etiškos žiniasklaidos organizaciją, asociaciją ir taip toliau, tačiau ėjimas ir bendravimas, čia yra tokia tema šiek tiek subtilesnė ir aš paliksiu spręsti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų savo bendruomenę sprendžia, tarkim, studentų atveju. Studentai yra įvairūs ir aš tikiu, kad studentai turi teisę, kaip visi žmonės savarankiškai nuspręsti, kaip vertina, kas priimtina, kas ne. Tikrai tikiu, kad universitetas gali pats visą laiką ir išsisprendžia viduje, kaip nori. Bet Jūratės buvo dar vienas aspektas, kuris geras paklaustas, iš tikrųjų, kaip jaustis ir kaip daryti. Tai čia aš neturiu atsakymų, Jūratė, atvirai prisipažinsiu. Jeigu aš būčiau žurnalistų sąjungoje pirmininku arba eiliniu nariu kažkada ir turėčiau 500 bendruomenę žmonių, kurie visi žino viską, vienodai daugiau mažiau, man būtų žymiai lengviau atsakyti Jūratė iš tą klausimą, nes aš kažkada pamenu, kai mane pakvietė irgi Respublikos leidinio žurnalistas, jau po to, kai aš buvau paduotas į teismą, bylinėjausi prieš mane ten su teneriu, rašė, kad esu vakaro žiniuose, pokalbiui. Ir aš viduje ir su žmona netarėjausi, ar man eit, nes mane kviečia kaip sąjungos pirmininką. Ne Radzevičių, kurį baudė ten teisė ir tampė po teismus, bet tipo kaip pirmininką. Ar eit ar ne? Ir Elta dar agentūra buvo, man rodos, jiems priklausė. Ir aš, žinokit, perlipau per save, man buvo nelengva psichologiškai ateiti pa žmonės, kurie dar vakar rašė suteneris. Aš perlipau, bet nenorėčiau savo patirties perduoti kitiem ir nenorėčiau primesti labai. Ir aš gerbiu visų jausmus ir jeigu kas nors mano, kad kažkur neturėtų vaikščioti kiti žmonės ir jiems tai nepriimtina, irgi gerbiu poziciją ir galim nežiūrėti ir ignoruoti, čia jau yra kita tema. Bet jinai sudėtinga tema, nepavydžiu redaktoriam dėl to. Gal aš dėl studentų šiaip sureaguosiu, pagalvojau, kad mes, kai buvom studentai, buvom visi labai aktyvūs ir dėstytoją nušalinom net dėl mažesnės priežasties. Tiesą sakant, tai universitetai turi savo nepriklausomumą spręsti dėl to, kas dėsto ar nedėsto, ir studentai, kurie aktyvūs, kurie tikrai straukia, tai, man atrodo, turi visas galimybės ten apsiginti. Tai norėtųsi labai nepainioti šitų, ta prasme, kad aišku, mes iš išorės ateisim ir užstosim studentus, tai taip, bet nereikia nuvertintų studentų, turi savo tikrai galimybės ir
šiuo atveju, manau, jie yra teisūs. Aš trumpai atsakydama, aš sutinku su Dainim, kad šiaip žmogus gali eiti kur nori, į kokią nori laidą ir ten, ką nori kalbėti. Nežinau, netgi politikas arba koks nors šaltkalvis, taip. Bet žurnalistų galioja kitokios taisyklės. Juk mes iš žurnalistų reikalavom kitokių taisyklių ir etikos laikymosi. Yra labai aiškus etikos kodeksas, kurio žurnalistas privalo laikytis. Net ir savo laisvalaikio metu rašydamas į Facebooką, jis negali rašyti bet ko ir bet kaip. Jis gali už Facebooko įrašus būti paduotas į teismą ir panašiai. Tai žurnalistas visur yra žurnalistas. Nesvarbu, ar jis dabar yra kažkokioje OpTV laidoje, kaip svečias, jis visur yra žurnalistas ir jam galioja tam tikros taisyklės, kurias jeigu tu pažeidini, tai tu tiesiog esi irgi pats neetiškas. Tai man atrodo, kad žurnalistas, teisėjas ar kitas žmogus turi labai turėti aiškias ribas, kur jis eina ir kodėl jis eina kur. Čia repliką mes dar turime. Taip. Prašau. Ne? Tada Indrė norėjo. Nebenori? Sveiki. Aš tokį trumpą klausimą Dainiui turiu. Paminėjai tą visuomenės informavimo etikos komisiją, platformą, kur mes turim galimybę ten ginti savo teisės. Bet kaip atsitiko, kad tau visą, faktiškai tą profesinį gyvenimą atstovaujant žurnalistams ir žurnalistų interesams, šita platforma mažiausiai ką daro, tai gina žurnalistus. Gina leidėjus, gina verslą, žiniasklaidos verslininkus, bet ne žurnalistus. Ir visur, ta prasme, tose institucijose, kaip taisyklė, yra absoliučiai tie patys žmonės. Ir, čia tas pats minimas žmogus yra visur tose institucijose. Ir šalia žurnalistų sąjungos pareiškimo kažkaip dėl to vadinamojo mobingo atsirado ir visuomenės informavimo etikos komisijos pareiškimas. Asociacijos, koks ten skirtumas. Skirtumas šitų skirtingi dalykai, Indrė, nepainioja. Bet tai asociacijos nariai deleguoja žmonės į komisiją. Bet ne tas pats, tai tu, Indrė, irgi esi žurnalistė, bet tu ne tas pats, kas direktorius arba direktorė LRT. Gerai. Žodžiu, bet kaip atsitiko, kad tie patys, ta pati nomenklatūra yra, kuri negina žurnalistų, ten nėra dirbančių žurnalistų, Dainių. Labai lengva atsakyti. Jeigu, Indrė, žinotum, kad gina žurnalistus profsąjunga, o ne asociacija visuomenės informavimui, tai aš tik tai sekundėlę, Indrė, tai dabar žiūrėkim. Dekonstruoju melą. Visuomenės informavimo etikos asociacija yra asociacija sukurta etikos savireguliacijos standartų kūrimui ir priežiūrai, bet ne žurnalistų teisių gynimui. Aš esu girdėjęs iš pačios ir dar poro žurnalistų kažkada mintį, kad etikos asociacija sukurtoj komisijoje, kai nagrinėjami skundai dėl žurnalistų veiklos, kad žurnalistų sąjungos ir draugijos nariai, kurie ten deleguoti, turi ginti žurnalisto teisės. Nežinau, iš kur atsirado šitą nuostatą kai kurių kolegų, bet gina sąjunga. Asociacija sukūrė komisiją, kad nagrinėtų nepriklausomai. Ir aš iš tikrųjų jaučiu tą konfliktą, dalis kolegų, ir aš, Indrė, tave tikrai užskaitausi iš to klausimų, tu man įsikėlus anksčiau keletą kartų, kad turėtų ginti labiau. Aš pasakiau tau tada labai irgi atvirai kažkada, kad ne tokia priedermė tos komisijos žmonių, kad gintų žurnalistus. Jie turi objektyviai, kaip įmanoma, su savo žiniomis nagrinėti. Ir, toje vietoje aš turbūt ir atsakysiu, kad šita asociacija neprivalo ginti žurnalistų teisių. Jie gali bendrais klausimais užsistoti, pavyzdžiui, dėl teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų, yra tokių pareiškimų. Bet ir žurnalistų ir leidėjų organizacijos ten susivienijo tik dėl savireguliacijos. Ir tada jau visai dar tokį kolegišką tokį irgi patarimą, dabar iš pačios girdėjau klausimą lyg ir, bet žurnalistiškai keistai nuskambėjo epitetai nomenklatūra. Nedrįščiau visų vadinti nomenklatūrą kolegų, kurie aktyviai atstovauja kitom organizacijom, nes tai jų reikalas. Pavyzdžiui, ką renka radio televizijos asociacija, žurnalistų draugija. Aš, nepykit mane, aš negaliu atsakyti, kodėl renka kolegos tuos kolegas. Čia yra jų organizacijų vidaus reikalas, kodėl Ernesta, pavyzdžiui, išrinko, kodėl Birutė. Jie viduje gali išsirinkti. Taip, dar. Gerai. Kol kas nėra, tai tada judant jau... Ar yra? Ne, nėra. Judant link pabaigos, kadangi čia ir tvankų karšta visom prasmėm, ir fiziškai, ir diskusija. Ką jūsų nuomonė reikėtų
daryti, kad tas žurnalistų atstovavimas būtų stiprinamas? Kokių išteklių galbūt labiausiai trūksta ir kur dabar labiausiai reikėtų kreipti dėmesį? Ernestai, gal nuo jūsų šį kartą? Visus išteklius paimtumėm, žinoma, juokauju. Aš žinau, va, utopija, ja, tada tai. Jo, bet apskritai tai augamės Lietuva kaip demokratija, žiniasklaidos rinka gal ir traukiasi, bet vis tiek stiprėja tie vienetai, kurie lieka, manau, ir ta bendruomenė vis tiek išsigrynina ir savaime, man atrodo, tas ir atstovavimas stiprės, kai, na, kaip sakyt, kai lieka tie žmonės, kurie čia dirba petys į petį, kartais galbūt pasišpaguojam ten dėl kažkokių klausimų. Bet visumoje pasižiūrėjus, tai gal ir gerai, kad karšta dėl tokių klausimų, o ne dėl kitų klausimų skritai, kad nereikia mums spręsti dėl žiniasklaidos laisvės ar kitų dalykų, kurie čia visai netoliese sprendžiami. Birutė. Nežinau, man atrodo, kad svarbiausias dalykas, stiprinant žurnalisto atstovavimą, yra pačių žurnalistų įsitraukimas į įvairias temas ir tikrai, kai žurnalistai yra užsisukę darbuose, dažnai sunku rasti laiko ir mes patys iš patirties visą laiką sunku rasti laiko į kažkokį posėdį ateiti ar kažką ten padaryti, bet jeigu mes nerasim laiko, tai nieks neras laiko, ta prasme, tai nieks ir nepasikeis, tai pačių žurnalistų įsitraukimas į įvairias temas, man atrodo, yra pats svarbiausias dalykas. Dainiau? Aš pritariu Birutės minčiai ir jeigu dar įsitrauktų kolegos ne šiaip kalbėdami atstovauti interesus, bet taip kaip, pavyzdžiui, su vyriausybės įrašu arba su Seimo dėl akreditacijų iš tikrųjų paukotų daugiau savo laiko dėl bendro principo ir teisinio kartais apgynimo, tai būtų dar daugiau kažko. Bet kita vertus, jeigu aš palyginu su aplinkiniam valstybėm, tai, žinot, mes turime sąlyginai daugiau instrumentų, negu jais naudojamės tiesiog. Tai tiesiog reikia jais naudotis, nes mūsų kolegos Baltarusiai, kurie čia įsikūrė dabar į ekstremistinę organizaciją, iš čia turi ginti savo žurnalistus, tai jiem daug sunkiau. Mums tiesiog reikia pačiam aktyviau dirbti. Ačiū. O dar tada nepalėtėm regionų klausimą, ar ne? Čia yra įvairiausi tyrimai ir Transparency International, ten dėl, ar ne, tos savininkus atsek, tada kiek kur kokios lėšos yra nukreipiamos, ar ne, ir tada žinom vis tik yra, apie visus tuos iššūkius, kurie egzistuoja ten. Tai vat, Dainiau, gal kaip žurnalistų sąjungos irgi tada pirmininko, ar matot kažkokių specifinių ypatingų iššūkių, būtent kalbant jau apie regionus, ką ten reikėtų daryti, kad tas žurnalistas būtų atstovaujamas ir ginamas, galbūt esant reikalui net ir nuo tos pačios, ne redakcijos, bet nuo savininkų ar kažkokių tai interesų. Tai mes tokių ir bylų turim, ir praktikus, bet esminė problema šitoj srityje, galiu iškart pasakyti, yra valstybės politika. Deja, bet reikia mesti akmenį, matyti ir mūsų žiniasklaidos lauką ir nacionaliniu mastu veikiančios žiniasklaidos, kad kai buvo skaitmenizacija televizijos ypač vyko, bet šiaip skaitmena, tai valstybė labai rėmė ir nacionalinė žiniasklaida dėl REIN 1, REIN 2 projekto, tai yra interneto parklojimo, televizijos skaitmenizacijos ir tokiu būdu niekam nerūpėjo tuo metu, o dabar beveik numarintas yra regioninis radijas, televizija ir marinama spauda. Nes logistika ir galimybė veikti jiems buvo arba per Lietuvos paštą, arba per kitur, arba subranginta, arba beveik sunaikinta. Ir už tai žurnalistams platformos individualios dabar pigios, gali internete daryti savo regioninę mediją, bet tradicinės radija, televizijos spauda buvo beveik sunaikinta ir tai buvo valstybės politika. Sąmoninga ar ne, man sunku pasakyti, greičiausiai iš kvailumo, bet aš labai tikiuosi artimiausiu metu apsižiūrės ten nauja vyriausybė ir šita vyriausybė, ką pridarė. Nes televizijų liko 3-4, 3,5, radijos tošių šiek tiek daugiau, bet tų platformų tiesiog nebelieka. Nes verslo modelis, skirstant lėšą šiandieną viešinimo, ten visuomenės sveikatos fondo, ar spaudos rėmimo fondo, ar kitur, jeigu jūs pažiūrėsite, orientuotas į didžiausius, daugiausiai surinkančių žmonių ir taip toliau. Tai va, o Edita Mildažytė ir tie labai mūsų sąjungos narė gražiai kalbėjo, kad reikia nepamiršti ir tų mažiukų. Tai valstybė buvo pamiršus vienareikšmiškai. Gal pasikeis, bet žurnalistus ginti negali nuo sąlygų, kurias sukūrė ekonomika ir valstybė kartu susidėjus į krūvą. Tai va, tų sąlygų beveik nelikę buvo. Kaip jie išgyvena, tai čia, žinokit, yra atskira tema. Mūsų žiniasklaida regionuose yra kažkas stebuklas. Tie, kurie gyvena žurnalistiškai teisingai dirbdami, tie, kurie parsidavė politikams, apie juos aš nekalbu. Būtent nestebuklas atrodo, bet aišku yra didžiulė problema ir man atrodo neįsprendžiama problema jau pasidarė kai kuriuose regionuose. Aš nežinau, kaip tam tikrų carysčių klausimų bus, ta prasme, kur žiniasklaidos nėra
tiesiog, kur yra savivaldybė leidžia nemokamą laikraštį ir kam ten pirkti kažkam kitą laikraštį, jeigu tau savivaldybė duoda nemokamą laikraštį. Tokia yra padėtis. Tai paminėsiu vieną dalyką. Čia vat klaida 96 metais mūsų kolegų buvo padaryta, turbūt, nežinau, žurnalistų, redaktorių. 96 metais įstatymą buvo rašyta, kad pluralizmą rajonuose, miestuose, savivaldybėse užtikrina savivaldybės. Tai vat Druskininkų meras kažkada, kai kūrė savo palankų laikraštį, jis sakė, kadangi visi laikraščiai mane kritikuoja, tai užtikrinus pluralizmą įkuriu teigiamą laikraštį. Ir tas absurdas, įrašytas dar dabar įstatymė. Aš visą laiką nuvažiavęs druskininkus praverčiu, mano druskininkai, tai vidutiniškai 10 mero nuotraukų suskaičiuot galima per laikraštį. Tai aš nežinau, kaip išspręsti tam tikrus klausimus, man atrodo, jie tiesiog jau labai sunkiai išsprendžiami ir mes tikrai Lietuvoje turim susikūrę bent kelias carystės, kur, kelias atgal bus labai sudėtingas ir tai, nėra lengvas toks pokalbis. Dalis regionų žiniasklaidos problemų yra ir mūsų visų problemos, kodėl į Atviros Klaipėdos atvejį taip neseniai reagavo visa žiniasklaida, nors jis gimė regione. Bet koks skirtumas, jeigu teismo sprendimas pasako, kad žurnalistas negali viešinti viešųjų pirkimų laimėtojų pavardžių, verslininko, kuris laimėjo viešųjų pirkimą ten neskaidriais būdais, tai toks teismo sprendimas galios visai žiniasklaidai, jokio skirtumo, kad jisai regione atsirado. Tai va tokiais atvejais kažkaip padėti regionų žurnalistam yra lengviau. Kągi, ačiū Birutei, ačiū Ernestui, ačiū Dainiui, ačiū Jums visiems už klausimus, už tai, kad klausėte, forumas tęsiasi, grąžinu mikrofoną Ryčiui.